Action coach, tai tarsi yra biznio terapija. Tai yra higiena, kaip dantis malomės, tai taip reikia ir dirbti su savimi. O čia yra tiesiog knyga ir puslapiai, kurie tau padeda susikoncentruoti. Kėlimo technikos, specializuota autobokšteliai, kurie pakelia žmonės, darbuotojus į tam tikrą aukštį atlikti darbus. Ir mes jau esame didžiausi gal Lietuvoje, bet ne pagal kiekį, bet pagal specifikaciją, būtent, kad turime pačius aukščiausius bokštelius Lietuvoje, kurie ten pasiekia 60-50 metrų aukštį. Ir tiesiog turim jau ne vieną, o galim pasiūlyti visą servisą. Geras laikas, labai gera atmosfera, geri žmonės, daug įdomių minčių. Action coach, tai tarsi yra biznio terapija. Tai yra higiena, kaip dantis malomės, tai taip reikia ir dirbti su savimi, nes kai mes papuolam į tą komforto zoną, tai tiesiog gyvenam ar plaukiam kaip tokioj ramioj upeliai, bet kai mes truputį padirbam su savim, pasianalizuojam savo tikslus, su vizualizacija padarom, tada mes kažkaip tokio gaunam potencialo augti. O jeigu bent jau neaugti, tai bent motyvacijos tokios. Geras, matosi, kad visi žmonės, kurie ateina čia nais, tai jie visi yra geranoriškai nusiteikę ir visi ateina bendro tikslo ir nesusikaustę, visi kažko jau pasiekę arba bent jau žino, kur einantis. Palinkėčiau, kad tu pats savo užsiduodi tonusą ir pats pasakai, kiek tu nori eiti į priekį ir ką tu nori daryti gyvenime. O čia yra tiesiog knyga ir puslapiai, kurie tau padeda susikoncentruoti ir atrasti tos, tiesiog mokytojai, kurie bendraminčiai, kurie sujungia. Aš net kažkaip taip įdomiai užsidaviau savo, sakau, galbūt įdomu naujų draugų atrasti, tokių verslininkų, pakeisti žmonių tarpą, nes tu turi tavo geriausi draugai kaip pirštai ant rankos. Ir tu su jais didžiąją dalį praleidi laiko, aš kažkaip taip pagalvojau ir tikriausiai visata atsiuntė skambutį, sako, ateik į tokius action coach. Sako, ar tu nori, žinai, nedirbti, bet kad jau tavo verslas būtų kaip užaugę, paskutinė stadija verslo, kad užaugęs ir kad viskas sudėliota, tu galėtų atostogauti. Ir kaip tu atsakysi, kad nenori? Žinoma, kad nori. O tie iš čia tikriausiai tas ir buvo mano užduota mintis pirma, kad noriu surasti įdomių žmonių.